Mes Britų taryba Lietuvoje džiaugiamės jau 8 metus, bendradarbiaudami su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, rengiant šį projektą, svajonių komandų projektą. Sportas šiame projekte mus moko pagarbos. Pagarbos kitoniškumui, pagarbos skirtumams, pagarbos kitam. Ir labai svarbu, kad mūsų moksleiviai visoje Lietuvoje šią savybę ugdytų ir ugdytų nuo pat mažumės. Iš pat pradžios man buvo tikrai labai nedrąsu, atvažiavau, galvojau, kad bus kažkaip tai nesusirasti nei draugų, kažkaip bus baisu, bet paskui jau į antrą dieną įsibėgėjau, susiradom naujų draugų, tikrai faini mokytojai, fainos užduotis. Aš sau radau draugų, buvo labai faina. Tai dirbti komandoje man labai patiko, nes visi iš skirtingų tautybių ir jie visi kalba skirtingų kalbų, bet mes vis tiek galėjome surasti kažkokį vieną kalbą, kaip galėjom susikalbėti. На самом деле, этот проект, мне кажется, он нужен всем. Он учит, правда, тому, что надо в будущем и сейчас, в принципе, в жизни. Мне бывшие участники проекта, которые учатся в нашей школе, еще давно сказали, что это очень классный проект. Поэтому, как только нам сказали, что можно поучаствовать в проекте, мы сразу с нашими друзьями все сразу подняли руки, сказали то, что мы будем участвовать. Умение слушать других, наверное, дается мне тяжелее всего. То есть здесь, так как очень много разных командных работ, все равно приходится прислушиваться к мнению других, и это оказывается очень полезно и интересно бывает. Но бывают, конечно же, и сложности, но их быстро обходим, так как все очень дружные уже. Mano pačios mokiniai 3 paaugo šviesmečiais per tas kelias dienas, kurias dalyvavome projekte. Aš pati buvau praeitais metais pirmus metus tik tai dirbanti Lavoriškio gimnazijoje ir man padėjo surasti su mokiniais neformalioje aplinkoje, užmegzti tokį neformalų ryšį ir tai tartum atsidarė kelias man pačiai į mokinių bendruomenę per tos mokinius, kurie padalyvavo šiuose mokymuose. Atsiveria patys mokiniai kaip asmenybės, pavyksta išauginti tuos lyderius, kurių mes ir siekime 21 amžiui. Atsiveria jų kažkokie talentai, kartais užslėpti arba tie, kurių nedrįsta demonstruoti, tai jiems po to padeda ir gyvenime. Siekiant karjeros, siekiant galbūt kažkokių asmeninių tikslų. Tokiose veiklose, kur yra ir mokytojai, ir mokiniai bendrai, mes tampame lygus visi, tai irgi išmokstame to susilaikymo ir lyderio perdavimo estafetės jaunai kartai. Tai programa, jinai vyksta 8 metus, suburiam ugdymo įstaigas, moksleivius ir mokytojus patirti neformaliajam ugdymui. Tai ugdome jaunuolių 21 amžiaus kompetencijas, lyderystę, kritinį mąstymą, pilietiškumą, aktyvumą ir dalyvavimą. Ne viena mokykla įsitraukia, labai geri mokytojų, administracijos atsiliepimai ir taip pat per programą matome pokyčius jaunose žmonėse. Motyvacija dalyvauti ir įsitraukti, savanoriauti, o tautinių mažumų jaunimui netgi motyvacija atsiranda mokytis lietuvių kalbos arba daugiau kalbėti viešai dėl to, kad susiranda draugų iš kitų mokyklų.